Programa Limplot dėstant matematiką leidžia naudoti ir animacijos elementus. Aišku, mes galime padaryti, kad koordinačių plokštumoje funkcijos grafika judėtų. Tam į lygties išraišką reikia įvesti parametrus, lygiai taip pat kaip ir brėžiant šeimynos grafikus. A, pasirenkam tokią funkciją A, sinus, skliaustai atsidaro BX, pridėti C, skliaustai užsidaro. Paryškinkime ją, spalvota būna raudona ir spaudžiu gerai, bet vietoj sinusoidės matau tiesę. Tai yra todėl, aš išsikviesiu lygti, taip, todėl, kad kai koeficientas A yra lygus 0, žinoma, kad visa funkcija virsta 0. Taigi, pasižiūrėkime, kaip keičiasi funkcijos grafikas, keičiant parametro reikšmės. Einame į anim, individualūs kintamieji ir įsikviečiame parametro A keitimo lentelę. Galiu ją mažinti tą reikšmę, galiu didinti. Štai, mes matome, kaip funkcijos grafiką keičia parametro A keitimas. Toliau yra panaudotas parametras B. Einu individualūs kintamieji B. Taip, ir dabar keisiu parametro B reikšmę. Vėl galim su mokiniais aptarti, kągi keičia funkcijoje parametras B. Ir dar turime vieną parametrą, tai yra parametro C. Įsikviečiame jo valdymo lentelę ir aptarėme su vaikais, kągi daro parametras C. Na, mes galim to nedaryti ranka. Mes galime, pavyzdžiui, pažymėti čionai, kad būtų automatinis judėjimas, čia paspausime automat ir viskas vyks automatiškai, bet tada aš bijau, kad mano kompiuteris neberašinės garso, jam resursų tiek neužteks. Pasižiūrėkite, šitoj vietoje atsiras raidės, kaip yra valdomas judėjimas. Q klaviatūroje spaudžiama raidelė Q sustabdys judėjimą, F pagreitins, S sulėtins. Gerai, mėginam. Paspaudžiate autorant, štai sustabdėme.